Szesty pierwszy. Hard to see memories flicker and then fade. It's payment for the endless strings that you called fate, which I have ripped apart, all severed, temporarily, for Gal meilė tai aš, o gal tai tu, o gal tai pavasario lizdai. Bet ir kas tai bebūtų, rašyk man. Gyvenk ir rašyk. Parašyk dar vieną žodį, dar vieną eilę mano širdyje. O kitą dieną mano kūnas bus lagamine, kartu su tavo laiškais man. Okei, tai vat praeitą savaitę mėginau kažkokį vlogą padaryti, bet užmirždavau filmuot. Tai šią savaitę vėl mėginu su ta intencija. Čia yra vegan šnecelės, žiauriai good. Einu stacionarą, kuris man tikrai padeda labai, bet aš po to žiauriai išvargęs jaučiuos ir man tada yra sunku pasirūpinti savim. Tai aš noriu šitą vlogą skirti tam, kad prisiveršiau rūpinti savim. Ką tik buvau su drauge susitikęs. Ir jau 11 valanda. Man rytoj į stacionarą. 9:30 kažkur. Bet jo, labai fainai pasibuvom. Sveiki. Nes kai einu į stacionarą tikrai pasilgstu to laiko su draugais. Ir jo, nors atrodo, jo, aš ten sutinku kiekvieną dieną žmonių ir tikrai išvargstu nuo tų visų pokalbių ir tiesiog buvimo aplink žmonių. Bet kai būni su draugais, kurie tave mato visiškai iš kitos perspektyvos ir tu su jais gali tiesiog laisviau būti, nes čia į tave labai kitaip žiūri ir tas nėra gerai ar blogai, čia tiesiog taip yra ir viskas okei su tuo. Bet jau gėlyčių gavau, čia tulpės, mano mėgstamiausios gėlės, tai tas labai daug man reiškia. Ir išmiegot, tikiuosi rytoj užkariaus pasaulį. Pasaulio valgyt. Mama, aš bandau užkariauti pasaulį. Hudis, džempas, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Megztinis su gaubtuvu. How about that? Šiaip jo, vakar tai tikrai buvo labai daug jausmų sukilę apie dalykus. Bet mes judam toliau. Ir jau žiūriu, ką galiu toliau su to padaryti, su tais jausmais. Ir, tai ir verkiau ryte. Ir visko buvo. Tiek iš mano dienelės. Čia, taip kažkaip pozityviai labiau, nors ryte susigraudinęs atėjau. Bet nežinau kodėl. Šiaip dar man šis oras labai primena pavasarį, tą tokį pačią pradžią pavasario. Ir tas kvapas, tas visas tiesiog, nežinau, oras, tai tiesiog man žiauriai nostalgiškas yra. Nežinau, gal dėl to, kad mano gimtadienis kovo vidury. Tai vis vien ta pavasario pradžia būna dar techniškai, tai gal iš tos pusės. Bet taip, nekvepia gal visiškai dar tokiu pavasariniu, bet jau beveik, kas žiūri keista, nes dar žiema, dar visas mėnuo žiemos. Ir to žiemos iš vis nesijautė šiais metais, kas labai liūdna.
Vat mano šiandienos outfitukas. Dabar lyja. Taip. Bet jo, galvoju šiandien ateisiu vėliau į stacionarą, nes neišsimiegojau. Bet susiruošiu ir džiaugiuosi. Yra ta prasme, čia grinai tas, kur tokie maži dalykai realiai padeda. Intencija, kad ir paprastai apsirengti, man svarbu tą intenciją, kad jo, kai aš susiruošiu ir dabar paskutiniu metu buvo, kad beleką apsirengdavau ir aš dėl to gerai nesijausdavau. Tiesiog, kaip sakyti, beleką, kad man patogu būtų, bet kažkaip, bet aš supratau, kad ir kiti prioritetai gal buvo tuo momentu. Tai čia tikrai jau repeatinu šitą outfitą, bet jisai man labai patinka. Tai tikrai pagerino šiandienos nuotaiką ir išsivalau galvą, kas irgi visada, bet miegoju su šlapiais plaukais tai biški, nors normaliai. Tai šiandien buvo man terapinis kalbėjimas ir po psichologę. Šiaip gan sunkiai būna, trečiadienį irgi, bet visai gerai praėjo. Ir dabar tiesiog pagulėsiu, ramiai pabūsiu ir... There are a million reasons why this can't work. A million no's. But there's also one yes. We touched. And when we did, something happened to us. Something impossible. We changed each other's chemistry. Trečiasis aukštas. Yani bu çok creepy böyle. Man reikės video. Gera? Gera? Tomai gydukas boso neturi kažkodėl. Jau turim, viskas gerai. Liuks, super, tai... Go!